Sveiki visi, ačiū, kad užsukote į mano naują filmuką. Šiandieną ryte norėjau kavos iš to itališko arbatinuko, o ne iš kavos aparato, nes kartais sužino, kad noriu būtent tokios kavos ir skonis iš tikrųjų labai skiriasi, kaip antras puodelis kavos, 10 ryto. Šią savaitę planas buvo toksai pasipuošti namus rudeniui, tenais kokius medinius grybukus išsitraukti, kažkur turiu turėti, kažką ant stalo pasidaryti rudeniško, galbūt pabaigti daryti savo moliūgus, kuriuos pradėjau ir noriu jums parodyti, kaip aš jūs pasidariau. Na, turiu tokių rankdarbių smagių dalykėlių rudeniškų, bet pas mus buvo vasara, karšta, 20 saulė šviečia. Tai nežinau, ar gausi šios savaitės video labai rudeniškas, nes pas atėjo ką tik paštininkas, gavau labai fainą didelį siuntinį ir labai nekantrauju pažiūrėti, kas ten yra. Bet prieš tai noriu išsikraustyti indaplovę, sudėti viską, ką reikia sudėti nuo pusryčių, tada papusryčiauti ir tada eisiu atidaryti siuntinį. Tai va, toks mano ryto planas. Nu, mano Helovino princesė. O kur tavo bandukas dingo? Kur banduką padėjai, ką? O, pavyko. Tai vaikai stato naują puzlę, kurią nupirkome šiandieną labdaroj už 2 eurus. Visiškai nauja 4 puzlės. Visos yra, nes net nepradaryta. Tai labai fainas iš tikrųjų rinkinys. Ir mums šios būtent puzlės labai patinka. Esame šios firmos būtent puzlės. Su kitus savo labdarino pirkinius. Tai toksai vat Simpsonų penalas visiškai naujas, bus susidėti pieštukam ar flomasteriam, labai fainas su dideliu užtrauktuku. Tada šis dalykas labai patiko, tai irgi visiškai naujas Pictionary Air, tai čia nuo 8 metų toks žaidimas, bet galvoju bus labai smagu per kokias kalėdas pasijungti jį žaisti. Čia vat pieši ir per televizorių rodo, ką tu pieši, nu toks įdomus dalykas, tai nupirkau ir jį. Tada negalėjau palikti šių nuostabių vintažinių atvirukų. Ir tai 2 eurus kainavo visas šitas, tai su kačiukais. Ir tada yra būtent, nu kaip tenais pavaizduoti, kokie 6, man atrodo. Jo. Ir tada yra daug vat tokių visokių. Už 2 eurus nusipirkau komplektą būtent jų. Toj parduotuvėje mes visą laiką randame savo mėgstamiausias knygas. Būtent toj parduotuvėje knygų kaina yra labai gera, nes 6 knygos už 1 eurą ir mes visą laiką randame savo mėgstamiausius. Tai mes turime beveik visą kolekciją Haris ir dinozaurai knygas. Būtent šios muziejus dar neturime, tai vat vaikai rado, labai apsidžiaugiam. Ir mes kur turime mūsų plonais viršelį. Šis yra kietų viršelių, tai dar fainiau. Tada tokia knygutė. Čia mačiau kažkas jų užpildė, bet su tuo flomasteriu, kur nusivalo, tai nuvalysime ir galėsime pildyti iš naujo. Tai va rašyti žodžius ir tai va tokia knygutė rašyti žodžius. Tada išsiūs knygos, tai čia tasai, kur Grinčą parašė ir šios knygos yra nuostabios. Kadangi 6 knygos už eurą, tai paėmiau knygų broliui. Ir tikiuosi dar nebus skaitęs, nes jis labai mėgsta skaityti ir daug skaito. Tai va, tokios tos knygos. Tai truputėlį apie šį nuostabų švarką, paltuką, nežinau kaip jį pavadinti. Jis yra Vilnos ir Moheros mišinys, bet kodėl man jis patiko, nes jis su taškiukais juodas, su baltai taškiukais. Ir kas žino mane, tai yra mano visiška silpnybė, tai būtent dėl to aš jį nusipirkau ir sumokau 15 eurų, bet kaip matote, aš jį neskęstu. Kadangi turiu identiško pasiuvimo vokas paltuką, tai tiesiog aš susimažinsiu naudojant jį ir kas man labai patinka dar. Yra kapišonas. Pirmą galvoju susiųsiu su rankom, o po to susiųsiu su siuvimo mašina, nes manau tai bus geriau. Visiškas mano eksperimentas. Čia yra mano visų laikų mėgstamiausias paltukas, vintažinis avoka, bet jisai turi būtent kaip dabar šio paltuko tokias rankovės ir identiško beveik pasiuvimo, tiek kad maniškis dabar yra labai didelis ir šis turi tokį fainą prisiūtą šaliką, kurį tik nusikėliau už palėpės, dėl to toks susiglamžęs, bet bus pats laikas jį ir išsiplauti, paruošti naujam sezonui. Mama.
Mom knows best. What? 24 hours? Parodyk, kaip pasiuvai. Ačiū. Patinka. Labas, susitinkame sekmadienio ryte. Turiu tokį fainą ramų rytą, nes vyras išsivežė vaikus į sportus. Tai tokias treniruotės, kur daro 3 skirtingus dalykus ir kol supras, kas jiem patinka. Hurling tai yra toksai žaidimas su tokia medinė lazda. Tada yra airiškas futbolas ir paprastas futbolas. Ir tą laiką, kol jie treniruojasi, jie žaidžia visus 3 ir galbūt kitais metais jau išsirinks, kas labiausiai patinka ir ką. Lietus, uraganas, kad ir kas vyktų lauke, vyksta treniruotės, laksto tie mažiukai su tai šortais, man kažkurį rytą taip gerai apmuturiavau vaikus, tai žiūrim, mes vieni taip šiltai apsirengę, visi vis tiek su šortais, kad ir lietus ar kas. Pradėjau virsti savo spintą, nes noriu išsitraukti savo rudeninius drabužius ir paslėpti šiek tiek vasarinius. Vakar mes turėjome nerealų vakarą, tai buvom cirke. Iš tikrųjų, cirkas labai patiko, aš atsimenu, buvom prieš kelis metus ir taip išėjom, taip sau buvo. Patiko, bet nebuvo wow. Nu, šis tikrai buvo labai daug įspūdingų dalykų ir motociklai ir ko tik ten nebuvo, nu tikrai labai įspūdingas šou ir vaikam ir mums labai patiko, tai va, buvo slush puppies pirkti, taip nupirkom pirmą kartą, nes nėra ragavę, tada va, cukraus vata, tai grįžo kaip prisukti, dar jie davėsi ilgas 2 valandas, nes šiaip jie cukraus negauna daug, taip. Susitinkame iš mašinos, važiuoju į baseiną, vakar buvau savo vakariniuose kursuose, tai galbūt papasakosiu apie juos vėliau daugiau, bet esmė ta, kad pradėjau mozaikos kursus, mokintis kaip dėti mozaiką, kaip dėti plyteles. Ir daryti gali rankdarbius, gali daryti mozaikos grindis, ką nori, gali kai išmoksti tą techniką. Bent dabar pati pradžia atrodo faina ir įdomu, tai darėme tokią mažą plytelę ir čia mūsų tas toksai pirmasis bandomasis darbas, kad išmokti pačią techniką, kaip tai va toksai buvo smagus dalykas. Prisiparkavau ir varau plaukioti, susitiksime mes greitai. Palieku mašiną toli nuo mokyklos, nes noriu su vaikais pasivaikščioti po to ir noriu į karting centrą užsukti. Žinau, jiem patinka, man patinka, tai va turėsime tokią išvyką šiek tiek tokią po mokyklos. Buvome keliose parduotuvėse, nes man reikėjo poros dalykėlių susiorganizuoti podeliams. Tai šis dalykėlis, bet su yra iš karto problema, pakabinau gale podelius ir va taip va nulinksta, nes podelis sunkus pas mane, tai nežinau.
Tai nusipirkau dalykas, kuris man visai netinkamas, bet manau surasiu aš jam kokią kitą paskirtį. Pirkau tokias bitutės, lemputės, tai gal kažkur fainai jas bus užsidėti. 7 poundai, nežinau, atrodo 11 eurų kainavo. Tada negalėjau nepirkti šių gėlyčių, nes darysiu puoduose gėlių lazanijas, kaip jos vadinasi, tai dedi sluoksniais svoguniukus ir tada vieni po kito auga. Tai man reikėjo viršutiniam sluoksniui šių gėlyčių. Buvau labai tvirtai ir labai rimtai atrodanti šį dalykėlį. Paskutiniai mano labai lankstosi ir labai nekokybiški. Tai šis pasirodė toksai rimtas ir ilgaamžis tikiuosi bus. Tai įspaudė į žemę, pasuki, ištrauki ir kišai svogunėlius į žemę. Tai turiu planą padaryti tulpyną kažkur, tai nusipirkau šį dalykėlį. Pirkau 4 tokius puodus ir pagrindinis pirkinys iš Home Store & More, tai visai neplanuotas. Nuėjome ten su vaikais, jie tenais įlindo į Halloween'o visus tos dekoracijas, viską ir aš užmačiau stalą. Tai užmačiau tokį juodo stiklo su maža lentynėlė stalą, o jėtus koksai voras. Senai planuoju pakeisti savo stalą, buvau visose sandaikčiuose, niekas man netinka. Tai va šiandien užmačiau ir šis idealus variantas, nes aš norėčiau stalo tapybai ir ant stiklo, jeigu tu aptaškysi, tiesiog nusigrandis, o ne ant medienos ar ne kažko. Tai galvoju, labai neblogas variantas, gera kaina ir nuėjau paklausti, ar daug turi. Sako, ne, nebeturim, sako, vienas iš paskutinių. Tai susimokėjau ir paprašiau vyras, kad paimtų, nes nebūčiau sutalpinusi su vaikais į mašiną ir dabar jis mane parvežė. Tai turbūt vakaro planas yra statyti stalą. Tai fainas pirkinys, truputį neplanuotas, bet mane labai džiuginantis. Girdisi, gal viršui vaikai groja pianinu su tėčiu. Jisai turi per visą sieną dabar pasidaręs didžiausią pianiną ir jie eina pagroti, labai mėgsta. Ir dabar eisiu juos paguldysiu pietų, bent valandą, kad bent ramiai pagulėtų, pailsėtų, nes turi baseino treniruotę po pietų. Praeitą savaitę vežė vyras, tai šią savaitę sakau, aš noriu važiuoti pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Noriu pasakyti, kaip padarei. Šedevras. Šedevras? Na, čia kaip silkė, bet nesilkė. Salotas. Kaip beef tongue salad, but without beef. Susitinkame vakare, tvarkausi ir prisiminiau, kad neparodžiu savo pirkinių iš vakar. Tai buvau keliose parduotuvėse, buvau jau į New Look, nes man patinka tenais tokie marškiniai, bet jų nebuvo. Tada sugalvojau užsukti pažiūrėti, galbūt jų bus H&M ir nusipirkau 2 drabužius. Tai čia ant kaklo susiriša ir tokia labai lengvai krentanti bliuskutė. Ir labai patiko tas toksai smulkus printas su kiekvienai dienai bliuskutė. Man atrodo, 15 eurų kainavo ir tada nusipirkau suknelę. Tai atrodo ji štai taip, marškinių tipo, rankovės irgi kaip marškinių ir tada nueina su šiek tiek papustų sijonuku. Tada nulėkiau į Pepko, nupirkau 3 tokius nuostabiai gražius grybukus, galvoju, galbūt reikėjo paimti dar 2, jie kainavo po 2, man atrodo, eurus. Grybukai, dekoracijos. Rudenį kažkur turi būti mano praeitų metų dekoracijas mediniai grybukai, bet aš nerandu, kur juos pasidėjau. Radau vainiką, grybukų nerandu, tai jeigu rasiu, bus pas mane visas grybynas. Vieną lego sugriaužiu, bet kažkur turėtų būti dar vienas, tai nežinau. Tikiuosi atsiras. Kalbant apie šias bliskutes, tai jos žiūri įsiglamžysias, nes prastovėjo nuo vakar skalbimo mašiną ir aš taip ir jų neįjungiau išplauti. Tai dabar vakare dar daugiau drabužių dadėsiu ir išplausiu. Plaukite drabužius, ypač jeigu pirkote su akcija, nes kada dirbu batų drabužių parduotuvėse ir tie, ypač akcijiniai drabužiai, tai tenais su jais vyksta baisūs reikalai, kurie tenais būna. Vienai parduotuvėje dirbom, tai iš viso tenais tokiuose sandėliuose stovėdavo šiukšlių maišuose ir tenais, žiurkių visko būdavo tose sandėliuose, tai ir nežinai, kiek metų jie ten būna. Draugė dirbo H&M, tai pasako istorijas, kad ant kiek daug žmonių panešiotus drabužius grąžina ir juos toliau kabina ir pardavinėja, nežinai, ką gausi. Kas yra liūdniausia, kad aš bent jau su senos skalbimo mašina būdavo tenais daug su jie problemų.
tai ji man suskalbdavo drabužius, sugadindavo drabužius, kurių net nei kartą neapsimoviau. Tai buvau Pepko ir buvau Tiger parduotuvėse. Pepko dar paėmiau labai fainus markerius, tai 1,50 € pakuotę, nusipirkau jas 2. Aš jas naudoju visokiam rankdarbiam, dar tos flomasterius, bet labiausiai man patinka atvirukų, dovanų užrašams, nes, na, jie tokie su blizgučiu, tikiuosi šie bus geri, nesubandžius. Tokios žuvytės, kaip suprantu, ir jas nugrandai. Pasimato mums ilga kelionė lėktuvu, tai galvoju, pradėsiu rinkti vaikam po tokį rinkinuką, kad būtų užimti skrydžio metu oro uoste, ten knygučių, pratybų, dar kažko. Tai gaunu 6 gabaliukus, kuriuos gali nugrandyti, tai čia užsiėmimo tikrai kuriam laikui. Nesinori, kad jie sėdėtų ant planšečių, ant technologijų visą laiką. Ir tada radau krabų štampukų, kurie irgi, manau, būtų visai fainas dalykas, pasiėmus paprastą sąsiuvinį, tiesiog štampuoti ir piešti. Tai ir va toksai mano apsipirkimas. Sekmadienis, labai vėjuotas ir negražus sekmadienis. Šiandieną vaikai turėjo paskutinės varžybas šiais metais, nes ant žiemos varžybų lauke nebebūna. Kitą savaitę vyras sakė, veši kažkokias kitas treniruotės, tai tikiuosi bus viduj, nes prakeikiu tą treniruotę, nes vėjas siaubingas, šalta, valandą laiko ant tos pievos stovėti. Po visko buvo ceremonija, tai kapo po medalį. Labai patenkinti grįžo namo. Mes visą laiką su nuotykiais gyvenam ir grįžom namo iš treniruotės, gal reikia pamaitinti Lukį. Kviečiu, jis neteina ir kur tu dingai, ieškau vaikus pasiunčiu viršų paieškoti ir jo nėra. Ir tada pagalvojau, galbūt jis išėjo lauką, kol mes tenais skutėmės išlipti iš mašinos, kol ėjo vaikai vidų, laikė duris atviras, gal pabėgo. Ir mes jo ieškom, ir nėra jo. Tai išėjome, apėjome didžiulį ratą, ieškojome jo, mama svečiavosi pas brolius svečiuose visai šalia mūsų ir sako, užvažiuosim pasimti jį. Sakau, kad jų nėra, aš nežinau, kur jis yra. Mes dar apvažiavome ratą su mašina, galvojame, gal pamatysime jį kur nors. Niekur nesimatė ir atsigėrėm kavos, pasibuvom ir jie dar važiuodami namo irgi visą rajoną išvažinėjo, skersai, visaip šaukė pro langus, ieškojo, irgi neatsirado. Ir prieš pietų miego vaikams sakau, einame į mašiną, pažiūrėsime visą ratuką, galbūt pamatysime. Ir tai ir mes sukome ratais aplink kitos rajonus, kur mes gyvenam, kur jis yra buvęs. Nes vyras su Legos ir vaikais ir Lukiu ėjo kelis vakarus išėlės pasivaikščioti. Ir būtent gavau, jisai žinos tik tą vietą, kur jie ėjo ir maždaug tenais ir važėjomės. Ir vienu metu žiūriu, jisai eina savo šaligatviu gražiai. Sustabdau aš ant stabdžių, ant avarinio, lauk iš mašinos, net duris palikau adaras, bėgu jį gauti. Jis mane pamato ir deda į kojas. Jis nesuprato, kad ten aš ir galvoju, kad jį kažkas nori gaudyti. Ir jisai tiesiog į krūmus, į kažkokius kiemus. Na ką, greitai į mašiną ir vėl aš bandau važiuoti į tos kiemus. Jis kur pralindo, aš važiuoti negaliu, apvažiavau tenais, į tokį rajoną, važiavau, nebematau aš jo. Ir pradingo. Radom ir vėl dingo jisai. Ir žiūri, jis iš kažkur išlenda. Tai sustabdžiau, lėtai, atsargiai, nusėlinau iki jo, suprato, pradėjo džiaugtis ir atbėgo vienu žodžiu. Tiesiog panikiškai visko bijantis jisai ir parsinešiu mašiną, tai jis skundėsi visą kelią, papasakojo man, kas jam ten įvyko. Pamaitinau aš jį, atsigėrė vandens ir dabar guolyje gulim. Ir šiandieną niekas nebeatvažiuos pasimti, tai kažkurią kitą dieną pasims. Tai tokia istorija su vargšu Lukiu. Lukis, kaip ir aš, pas mus galvoje žemėlapį visiškai neveikia. Ir aš nuolatos pasiklystu, tai Lukis jisai iš viso yra. Ir vis pasižiūriu pro langą, kada nustos lyti, nes noriu eiti į mašiną ir parsinešti savo IKEOS pirkinius. Vakar buvom IKEOje ir nusipirkom kelis dalykelius, kuriuos turiu tokį kambarį, kurį palikome, tiesiog nedarėme nieko apie remontus. Vieną sieną ištapetavom ir perdažėm baltai, nes jis buvo kaip visi namai Airijoje magnolijos spalvos ir aš neperrišu tos spalvos, tai iš karto perdažėme baltai ir sakiau, sugalvosiu, ką daryti su to kambariu vėliau. Ir dabar prieš kelias dienas aš radau labai gerą stalą, labai man tinkantį stalą ir nusipirkau šitą stalą ir pradėjau galvoti, kad visai būtų faina susitvarkyti tą kambarį, bet įsigyti kažkokių baldų, kurie atrodytų gražiau, labiau tiktų tam kambariui, nes iš tikrųjų mes nieko nepirkom tam kambariui. Visi baldai buvo mūsų iš senų namų, ką atsivežėm, ir tą lentyną išardyti, susiorganizuoti daiktus. Nusipirkau kelis dalykus, kad susitvarkyti tą kambarį. Pagrindinis pirkinys, dėl ko aš tenais važiavau, tai buvo Bilio 2 lentynėlės, viena 80 cm, kita 40, nes aš šiaip norėjau 2,80, bet netilpo, norėjau 80 ir 60, irgi nebuvo 60, tai buvo 80 ir 40.
nusipirkti dvi, vieną mažesnį, kitą didesnį, bet vieną nusipirkau su durim, kitą be durų. Ir tas lentynėlės, kurios adaras, norėjau nusipirkti dėžučių. Tai radau štai tokias. Ir pasirodė, man labai fainas, tvirtas. Ten laikau savo rankdarbius tapybą. Tai va, nusipirkau su dangčiais, galvoju, atrodys tvarkingiau. Tai nusipirkau jas 6, labai gero dydžio, nes į būtent tą bilį lentynėlę, kurią aš dabar nusipirkau, telpa va 2, štai šitaip šonom. Taip va. Arba telpa 4 mažytės, taip va. Va, taip va. Tai tas mažytės irgi pasiėmiau, nes galvoju, labai faina bus susiorganizuoti, pavyzdžiui, pieštukai, kreidelės, pastelės, dar kažkas. Ypač, kad aš tenais laikau savo meniškus visus dalykus, bet šiom nebuvo dangtelių. 4 ir man atrodo padauros. Dalykėliai karnizui, nes nusipirkau 2 juodus karnizus. Au, kaip skaudžiai užsitrenkiau. Šiuose namuose žadėjau niekur nedėti užuolaidų, bet dabar žiūriu, yra 2 vietos, kur man jų labai norisi. Tai mūsų mėgamasis ir vienas koridorius. Tai nusipirkau karniziukus savo mėgamajam ir gautų vadinasi Vidga. Tai nusipirkau 2 tokius karnizus, kurie instaliuojasi prie lubų. Ir ieškosiu tada užuolaidų. 10 stiklainiukų silkės. Mano vyras nusipirko, kol aš tenais rinkausi savo visus dalykus, jisai nusipirko 10 silkės. Ir iš tikrųjų man ši silkė neskani, man nepatinka, bet jam labai patinka. Kodėl man nepatinka, nes jis turi keistą gvazdikėlių, man atrodo, skonį. Tada Dame tortukas. Mano vyro mėgstamiausias, man tai yra vienas irgi mėgstamiausių desertų. Tada yra tokios stiklinės taurės, labai patiko. Ir štai, vat, tokios. Ir tokia tvirta stiklo, tai nusipirkau jas tiesiog kiek kasdieniniam naudojimui gerti vandenį, nes, šiek tiek gražesnis negu normali stiklinė, patiko spalva. Nusipirkau 4 jas. Dangtelį, nes turi stiklinės tas dėžutes ir mes kažkada pirkome su bambukiniais dangteliais jas ir tie bambukiniai dangteliai dabar atšokinėja, nesilaiko. Tai šie dangteliai man labiausiai patiko, kiek esam turėję, tai nusipirkau dangtelį savo būtent tom, kur turiu. Po €75 nupirkau štai tokias stiklinės. Tai vaikam buvom pradėję duoti tikras stiklas stiklinės. Tai porą sudaužėm ir vis tiek grįžom prie Ikėjos tų tokių plasmasinių podelių. Ir aš jiem tos podelius duodavau žaisti lauke su smėliu, visokiem kitiem dalykam ir mes jų kažkaip nebeturim. Liko tenais 2, man atrodo, ar 3, bet tokie jau nusiplovė nebegražus. Ir galvoju, reikia nupirkti jiem vėl tas stiklinės. Tai vaikų skėlių aš jas paėmiau ir po to nuėjau prie podelių, prie visko ir pamačiau šias. Ir galvoju, šios žymiai gražesnės ir tokios, atrodo kaip stiklinės. Tai galvoju, tų vaikiškų nebepirkau, nupirkau tokias, vis dėlto jas plasmasinės, bet daug gražesnės. Tai paėmiau 4 jas. Tada nusipirkau šio sirupo ir aš labai mėgstu pasidaryti gazuoto vandens, įsipilti šio sirupo ir būna toksai kaip limonadas labai skanus. Šie dalykėliai ir galiukai karnizui. Tokia kompostui dėžutė. Pirkau 2 šiuos dalykėlius. Galvoju pasikabinsiu ant sienos, nes turiu tokius kabiniukus ir susidėsiu savo tapybos piešimo tenais dalykėlius. Tai pažiūrėsime, kam aš pritaikysiu. Po to pagalvoju, gal visai faina būtų ir netgi gėlę įdėti ir pakabinti. Na, žiūrėsime, kur aš panaudosiu, bet porą eurų, man atrodo, 2 eurai vienas, tai pasiėmiau juos 2. Tada nusipirkau tokį kilimėlį. Dalykas yra tokie maišai, jie išsiskleidžia ir yra susidėti daiktams, tai susidėti žeminiam drabužiam, daiktami paliepę. Tada čia vyras nusipirko ir kaip jis čia veikia, aš net neprisimenu, atrodo šitai pasistato ir čia ausinės pasikabina, tai va toksai va dalykėlis, buvo juodas ir baltas, pirko juodą, iki birai, čia yra šiukšlių dėžės iš tikro. Kainavo 2 eurai, bet aš pagalvoju, tai bus labai geri vazonai, nes už 2 eurus vazono aš nesu radusi, bet aš galvoju, pradursiu skylutes apačioje ir pasidarysiu vazonus iš jų. Tokie vat mano Ikėjos pirkiniai. Ir po truputį eisiu tvarkytis tą kambarį viršui, tai parodysiu jums, kas ten dedasi, nes tam vyksta baisus dalykai. Sudaužiau prieš porą savaičių šį nuostabų indą ir net vos neverkiu, nes labai buvo gaila. Tai čia yra didelis va toksai skilimas, tai pasiėmiau molį ir nulipdžiau va tokį kačiuką, nulakavau su nagų
geliu, pakišau po lempą ir atrodo dabar jisai kaip ir pats puodas toksai blizgus. Ir naudoju jį, žinoma, nebe maistui, o pasidėti raktam ir akiniam.